Vieną Liepos mėnesį Lukos draugų gimtadienio šventės vyko tą pačią dieną. Renginiai vyko skirtingų dienos metu, todėl Luka nusprendė, kad sudalyvauti spės abiejų draugų gimtadieniuose. Luka perkartė savo piniginę, bet joje buvusių pinigų užteko tik vienai dovanai. Luka labai nusiminė, nes turėjo pasirinkti, į kurį gimtadienį eiti. Jai buvo labai skaudu, kad negali dalyvauti abiejose tik todėl, kad neturi pinigų antrai dovanai. Tėvų duodamus 10 eurų per savaitę kišenpinigius Luka jau buvo išleidusi. Jų turėjo užtekti ir jos pramogoms. Visai kitaip reikalai klostėsi jaunesniai Lukos sesei Majai. Maja kiekvienų metų pradžioje suplanuoja, kiek draugų nori pasveikinti. Taip ji tiksliai žino, kiek dovanų reikės pirkti. Ji žino, kad dovanoms per metus turės skirti apie 100 eurų. Maja kiekvieną kartą gavusi savo 10 eurų kišenpinigus po 2 eurus atideda draugų šventėms. Taip Majai visada užtenka pinigų visiems norimiems draugams pasveikinti. Sesių istorija yra puikus pavyzdys, kaip gimtadienių dovanos gali virsti nemaloniomis patirtimis. Siekiant to išvengti, tai reikia būsimas šventes palydėti išlaidų planavimu.